Visų pirma, tai nuo ko norėčiau pradėti, tai pat nuo mito, arba galbūt ne tik kad mitas, bet įprotis kai kurių, o kai kurie yra specialiai naudoja tą savoką dvigubą pilietybę arba daugybinę pilietybę. Ir norėčiau parodyti skirtumus, kad kodėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo referendumas tai nėra dvigubos pilietybės referendumas, nes pirma, tai Lietuva negali spręsti, ar asmeniui suteiks kitos šalies pilietybę ar ne, ir tai gali nuspręsti tik tais kita šalis. Taip pat Lietuva gali spręsti tik tais, koks yra likimas bus būtent Lietuvos Respublikos pilietybės, jam įgijus tam piliečiui kitos šalies pilietybę. Na ir referendumo pakeitimai numato būtent tik tavo turimos jau Lietuvos Respublikos pilietybės likimą. Ir norėčiau pabrėžti, kad vartojant savokas sąmoningai ar nesąmoningai dvigubos ir daugybinės pilietybės vartojimas, tai klaidina žmonės, nes kartais tiesiog galvojama yra, kad tarkim bus dalinamos tos Lietuvos Respublikos pilietybės jau priėmus referendumą. O pakeitimai yra tik tais, tarkim, siauros, kaip čia, draugiškų šalių dabar atveju pakeitimai. O vėliau pamatysim, kaip kokie tie pakeitimai. Ir tarkim dabar esančios išimtis, tai jie yra ribojami. Tai parodysiu kaip. Tai štai dabar yra, prieš kalbant apie tai, už ką mes balsuosim, reikia suprasti, ką mes dabar jau turim. Tai Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas jau dabar turi 11 išimtis, kada Lietuvos Respublikos pilietis gali turėti ir kitos valstybės pilietybę. Tai įeina tie patys, tarkim, vaikai gimę ir įgyja, tarkim, pilietybę, kitos šalies pilietybę iki 18 metų. Ir visi kiti atvejai, tarkim, jeigu santuokos metu yra tam tikros šalis, kurios automatiškai suteikia pilietybę, tai jie tada nepraranda Lietuvos ir visi kiti atvejai. Tai norėčiau tiesiog pabrėžti, kad referendumu, ką tada spręsim, jeigu jau yra tam tikros išimtis ir kodėl mes čia sprendžiam tą klausimą referendumu. Taigi yra tas 12 straipsnio tokia formuluotė, vėliau ją parodysiu, kas keičiasi. Tai referendumo pakeitimo šito reikia tam, kad galėtų pilnametis asmuo turėti ir kitos šalies pilietybę. Tai šiuo metu mes sprendžiame draugiškos šalies pilietybę. Tai turi būti pakeista 12 konstitucijos straipsnio tekstas. Tai tam straipsnį pakeisti reikalingas 50% visų balsavimo teisę turinčių asmenų plus vieno balso. Tai tarkim 19 metais pritrūko, kad būtų pakeistas tas 12 straipsnis tik 250 000 balsų. Tai tam reikia tiesiog aktyviai balsuoti ir ateiti, o referendumo kartelė yra skaičiuojama taip. Tai yra visi Lietuvoje deklaruotą gyvenamą vietą turintys ir balso teisę turintys asmenys, plus užsiregistravę balsuoti užsienyje. Tai yra vadinasi, tas, kas neužsiregistruoja, jie nepatenka į tą visą balsų rinkėjų sąrašą. Taip, taigi pakeitimas yra toks, čia yra pabrėžta, kaip čia yra esamas ir būsimas pakeitimas to straipsnio. Taigi matote, ten, kur yra paryškinta boldu, tai yra pridedamas žodis, o ten, kur yra išbraukiama, tai išbraukiama tas sakinys. Tai kas prisideda? Tai yra vietoj įstatymų atsiranda konstitucinis įstatymas, ir tada panaikiname išlygą, tai yra išskyrus įstatymą numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis, o būtent tuos atvejus numato būtent konstitucinis įstatymas. Na ir dabar yra projektas paruoštas,
Tai jisai nėra patvirtintas vien dėl to, kad jisai, jeigu būtų patvirtintas, tai jisai tada prieštarautų konstitucijai. Tai kartu su referendumu, jeigu tarkim, būtų priimtas pakeitimas, už ką mes balsuosim, už tą formuluotę, tai tuomet Seimas turės balsuoti už šitą konstitucinio įstatymo projektą. Jisai jau dabar yra, jį galima peržiūrėti. Ir dabar siūlomos tekstas yra toks, kad būtent Lietuvos Respublikos pilietis nepraranda turimos Lietuvos Respublikos pilietybės, įgyjęs valstybės, kurie atitinka bent vieną iš šios straipsnio antroje dalyje numatytų tų šalių. Tai, o tas antras straipsnis, antro punktas, tai būtų NATO, ES ir ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija. Kas tada dar prisideda, kas siūloma su šituo konstituciniu įstatymu, tai yra jau dabar esančios išimtis, kurios mes matėme prieš tai, jos pasipildo, tai yra apribojimus. Pavyzdžiui, pirmas punktas, Lietuvos Respublikos pilietybė ir kitos valstybės pilietybė įgijo gimdamas ir tada pridedamas sakinys, išskyrus šios straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus. 6 ir 7 lygiai taip pat, kai yra įvaikintas arba kai yra asmuo, įvaikintas iki 18 metų ir ten kitas atvejis įvaikinimo. Tai šiais atvejais yra nusprendžiama apriboti ir tas 5 punktas yra sako, kad jeigu toks asmuo, kuris turi, tarkim, nedraugiškų šalių pilietybių, čia būtent ta išlyga ir yra, tai jiem reikės pasirinkti 24 metais sukakus, pasirinkti, tarkim, jeigu nori likti Lietuvos Respublikos piliečius, jis privalės atsisakyti tos kitos nedraugiškos šalies pilietybės. Tai dėl to negalima sakyti, tarkim, dvigubas, daugybinės pilietybės, nes jis apima daug didesnę prasme ir čia, aš dar palyginčiau, kad kaip su tėvais, tu negali turėti dvigubų tėvų, tu turi kelis tėvus ir ta savoka iš esmės yra neteisinga ir kartais nenorėdami mes galim tiesiog suklaidinti patį rinkėją. Tai va. Ir dar taip pat pabrėžti norėčiau, kad, tarkim, yra daug klausimų, kurie sako, tai kaip čia mes dabar, kas čia skiriasi dėl to konstitucinio įstatymo ir įstatymo. Tai su referendumu, jeigu jį bus, tarkim, jisai bus sėkmingas ir pakeis 12 straipsnio konstitucijos tą tekstą, tai tuomet siūlomas įstatymas, pilietybės įstatymą keisti į konstitucinį įstatymą, kuris yra sunkiau pakeičiamas. Tai yra jau jam pakeisti reikia 3/5 visų Seimo narių. Tai yra tokių klausimų, kaip pavyzdžiui, tai kaip ten su kitom šalim, tai ar gali būti plečiamas, ar čia visi gali plėsti tas šalių sąrašą. Ne, jį bus sunkiai pakeičiama ir dabar yra nurodytos ne šalis, o organizacijos. Vadinasi, jeigu kažkuri šalis, nežinau, prisijungs prie NATO, prisijungs prie ES, jie automatiškai tada pateks į tą sąrašą ir mums teisės aktų nereikia keisti. Tai va, o pilietybės įstatymas, kuris dabar galioja, jisai yra lengviau pakeičiamas, tačiau mes jo dabar keisti negalim ir einam referendumo tik tai dėl to, kad, Konstitucinis teismas išaiškino, kad būtent suaugusiems, jau jeigu pritaikoma taip, tada netenkinam konstitucijos, nes tada čia jau būtų visiems. Ne visiems, bet didžiai daugumai ir galima konstitucijoje tik tai nurodyti ten, kaip čia konstitucijoje yra nurodyta, kad tik tais atskirais atvejais. Tai va, ir buvo klausimų dėl registracijos ir prisijungimų. Tai jeigu jūs gyvenate užsienio šalyje, tai jum nereikalauja Lietuvoje esančių prisijungimų, tam, kad galėtumėte užsiregistruoti, balsuoti užsienyje, jums tiesiog užtenka štai šitą formą užpildyti, vardą, pavardę, asmens kodą ir nurodyti būtent pilietybę patvirtinančio galiojančio dokumento numeris. Čia parašyta galiojančio, nors iš tikrųjų
tai galite pildyti ir negaliojančią. Vat kažkodėl tai man taip įdomiai, nes Vyriausioji rinkimų komisija tai sako, jeigu jūs nesate praradę pilietybės, tai bet turite, tarkim, jau pasibaigusio galiojimo ten asmens dokumentą, jūs galite čia įrašyti to dokumento numerį ir jūs prijungs ir jūs galėsite užsiregistruoti. Jau už ten, kai prisijungsite, matysite, reikės nurodyti, kokiu būdu, ar paštu, ar ambasadai užsiregistruoti ir jeigu paštu, reikės nurodyti adresą. Taip, tai vėliau per klausimus pereisiu, tai tik tai norėčiau dar papasakoti apie balsavimą paštu. Tai kada baigėsi registracija balsavimo paštu, tai yra skirtingose šalyse. Tai anksčiausia data yra balandžio 13 diena ir visas sąrašas skelbiamas būtent štai šiame puslapyje. VRK balsavimas užsienyje, čia yra iš tikrųjų ir kontaktai, ir filmukas, kaip ten užsiregistruoti, jeigu jums reikėtų, bet iš tikrųjų tai ten 3 minutės ta registracija užsienyje reikalinga. O štai čia yra kontaktai, jeigu kažkas tai, va štai čia, tai yra kontaktai, jeigu kažkas nepavyksta, galite užsiregistruoti. Taip pat mes turime ir savo Facebook puslapį, kurį ten galite irgi rašyti, jeigu kažkas nepavyksta. Dažniausia klaida tai būtų nebent pavardė yra per brūkšnelį ir tada tarpus įdeda ir tada neprijungia. Bet jeigu išimsit tarpus, tai tada bus gerai. Tai va, ir štai čia yra kiekviena ambasada ar konsulas yra nurodyta, kokia data yra baigiama balsuoti paštu. Registracija, ne balsavimas, o tiesiog registracija. Tai jau pradeda nuo balandžio 13, čia pagal kiekviena ambasada ir konsulatas pasirinko savo datą, priklausomai nuo to, kaip gerai vaikšto, kaip veikia paštas toje šalyje. Gerai. Tai va štai čia jūs galite matyti visą sąrašą ir jeigu jums domina, galėsit pasižiūrėti. Bet siūlyčiau nelaukti datos, o dabar tiesiog užsiregistruoti. Ir tiesiog paskatinti dar kitus. Taip, dabar žiūriu, taip. Na ir tuomet mes galim pereiti per klausimus. Taip. Kai kuriuos jau atsakiau, bet aš dabar iš eilės. Tai va, tai ar balsavimo registracija reikalingas prisijungimas ir galiojantis asmens dokumentas? Ne. Nereikalingas nei prisijungimas, tas, kuris nei čia bankai, dar kažkas nereikalingas, reikalingas tik tais jūsų asmens dokumentas, nesvarbu jisai galiojantis, negaliojantis, bet svarbiausia, kad turėtumėte tą pilietybę Lietuvos ir galite prisijungti užsiregistruoti balsavimą. Taip, tada kitas klausimas, čia toks sudėtingesnis. Kodėl mažai kalbama ir aiškinama, kokios bus tuomet Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojusio ir gavusio kitos šalies pilietybę, teisės ir pareigos, pagal kurią šalį ir ką pilietis galės gauti ir daryti. Tai reikia suprasti tai, kad kitos šalies pilietybės gavimas nenuima jokios atsakomybės ir pareigos nuo Lietuvos Respublikos pilietybės. Tai yra, nes šitas yra, mes nesprendžiam, tai yra, nebus sprendžiama taip, kad jis jau yra Lietuvos Respublikos pilietis ir įgydamas tą kitos šalies pilietybę, jam visos pareigos ir teisės lieka tos pačios, kokios ir buvo. Tai kažko daugiau ar mažiau jisai tikrai neturės, nes jisai jau turi, nes jisai jau yra Lietuvos Respublikos pilietis. Tai ir pareigos lieka tokios pačios ir toliau galėsim dar, mačiau, keletą klausimų. Kaip užsiregistruoti referendumą, jei turi tik pasą ar ID kortelę, tai čia ir neturi nei Smart ID, tai čia toks klausimas, kad to nereikia, reikia tik tais vardo pavardės asmens kodą žinoti ir asmens dokumento numerį supildyti. Kaip žinoti, ar teisingai užsiregistravai balsavimui paštu? Pavyzdžiui, jei reikia patikslinti pašto adresą, kuriuo turėtų būti atsiųstas biuletenis balsavimas. Tai pasitikrinti galite lygiai taip pat
nueinate į tą registracijos puslapį, būtent rinkėjo puslapis LT ir lygiai taip pat vėl suvedus duomenis, čia jūs pateksite į savo paskyrą ir matysite detaliai, kokiuose, tarkim, rinkimuose jūs užsiregistravote ir galėsite netgi anuliuoti, tarkim, jeigu užsiregistravote visiems 3 rinkimam ir nežinau, kažkas atsitiko, kad pasikeitė gyvenamoji vieta, tai jūs galite, pavyzdžiui, Seimo rinkimus anuliuoti ir vėl iš naujo pateikti prašymą ir pakeisti tą adresą. Lygiai taip pat galima, aišku, ir referendumui bei prezidentų rinkimams pakeisti, tačiau iki tų nurodytų datų, kada galima registruotis. Tai yra, jau po to bus uždarytos registracijos ir negalėsite keisti. Ir jeigu kartais nutiktų taip, kad, tarkim, paskutinę dieną nespėjote ir jums adresas pasikeitė, tai galima kreiptis į ambasadą ir paklausti, ar jie dar neišsiuntė laiško ir tiesiog jums išsiųsti kitų adresų. Tai pasidomėjau, kada bus laiškai siunčiami, tai dauguma ambasadų jau siūs balandžio 12-13 dienomis laiškus, pradės siųsti. Didžiosios, kaip Jungtinės Karalystės, galimai pradės siųsti tik tais balandžio pabaigoje, nes ten pas juos paštas geriau veikia. Tai va, tai jau balandį galima tiesiog tikėtis gauti ir tada užsipildysit ten tą balsavimo voką ir galite iškart siųsti tiek paštu, tiek jeigu, tarkim, jūs esate, jeigu galite ir asmeniškai ateiti ir atnešti tą balsavimo voką į ambasadą. Tai ten bus klausimas vienas toksai, aš jį dar pakomentuosiu. Taip, kada bus atsiųsti biuleteniai balsavimai, iki kada jų laukti, kada sunerimti ir kaip ieškoti kitų balsavimo būdų negavus biuletenio laiku. Tai kaip ir jau minėjau dabar, tai daugumų šalyje bus balandžio 12-13 dienomis jau siunčiami, bet dėl sunerimimo, aš taip sakyčiau, jeigu jūs jau anksti užsiregistravote, tai iki balandžio pabaigos ir tada jau, jeigu, tarkim, registracijos paštu yra jau ankstyva, tai gal ir net pabaigos nelaukit ir kreipkitės į ambasadą. Taip. Kur skambinti, kad gautume informaciją? Tai jeigu priklauso kokios informacijos, tai tarkim, jeigu nepavyksta užsiregistruoti, aš jau rodžiau, galite į Pilietybės išsaugojimo referendumas Facebook'o grupę parašyti, ten galite gauti visus atsakymus, galite man parašyti. Jeigu reikia dėl ambasados adreso kažkokio, tai galite, tarkim, jau artėjant rinkimams, tai tada ambasada. O jeigu, tarkim, nežinau, kažkas įdomaus ir specifiško, tai galite ir arba nepavyksta visiškai užregistruoti ir mes nepadedam, tai galite tais kontaktais, kur aš jau čia rodžiau, palaukit, dabar galvoju, čia yra kontaktai, va štai čia. Jeigu ką daryti ir jeigu vis tiek nepavyksta, galite skambinti čia. Bet dažniausiai, pabandom salės pagalbą, o tada skambinam čia, nes tikrai žmonės, čia vienas žmogus dirba per visą pasaulį. Taip, balsuojant paštu, iki kada turiu išsiųsti biuletenis ir kokiu būdu. Tai balsuojant paštu, tai jeigu jūs gavote laišką, tai siūskite, tada aš siūlyčiau išsiųsti iškart tik tais gavus, bet jeigu jau, kada yra maksimumas, tai gegužės 12 diena yra paskutinė diena, kada jūs galite išsiųsti ir priims jūsų balsą, nesvarbu, kad tas biuletenis ambasada gaus vėliau. Kas yra svarbu, tai kad ant to biuletenio pašto, jau tada nesiųskite į pašto dėžutę, nedėkite, o eikite į pašto skyrių ir kad jie jums uždėtų štampą, kad yra tos dienos siuntimas. Tada
Tik tais tuo atveju, jeigu bus tos dienos siuntimas ir ambasada gaus laišką vėliau, tik tai tada priims jūsų balsą jau po gegužės 12 dienos. Tai taip, tai toliau klausimas bus, ar balsuojant paštu galiu atvežti biuletenį į ambasadą ne balsavimo dieną, kur jį palikti. Taip, jūs galite, jeigu, tarkim, galite, nežinau, esate Londone, gyvenate Romoje ar kažkur kitur, kur yra konsulatas ar kitas, ar balsavimo, ar ambasada, kuri priima, tai jūs galite tą laišką gavę, pavyzdžiui, užsipildot, kad balsuosit paštu, bet galite tiesiog nueiti ir įduoti. Ir geriausia būtų, čia mano patarimas, kad tas, kas priims, pasirašytų datą, kada priima tą laišką, tą balsavimo laišką, kad būtų data, kad priimta mažiau negu kad gegužės 12 dieną. Nes kai jūs siunčiat paštu, tai automatiškai paštas uždeda tą datą. O jau teikiant į ambasadą, tai paprašykit, kad priėmęs asmuo galbūt užrašytų datą, kada buvo įteikta. Kad nebūtų kažkokių tai niuansų dėl nepriėmimo jūsų balsų. Tai ar tikrai dėl pilietybės klausimo pirmą kartą būtų keičiama Lietuvos Respublikos konstitucija? Jei taip, vieną kartą leidus ją keisti, atsivers keliai ir toliau ją keisti. Tai, kaip ir matėte mano skaidrėse, tam, kad Lietuvos Respublikos konstitucija būtų pakeičiama, tai jai reikės 50% plus vienas visų Lietuvos rinkėjų. Tai yra įskaičiuojami ir tie, kurie neateina į balsavimą, bet yra deklaravę gyvenamą vietą Lietuvoje. Tai net jeigu ir pasikeis, jeigu, tarkim, jeigu surinksim, tai vis tiek, jeigu norės kito pakeitimo Lietuvos Respublikos konstitucijos, tai turės vėl būti referendumas ir vėl ta pati kartelė bus. Ten, aišku, priklausomai nuo straipsnių yra skirtingos kartelės, bet tikrai neatsivers keliai, nes reikės surinkti lygiai tiek pat ir įdėti tiek pat jėgų. Jeigu, aišku, nepritars, tai jinai nėra laisvai keičiama. Taip, toliau. Kodėl Lietuvos Respublikos negyvenantis žmonės turės galimybę balsuoti Seimo ir savivaldos rinkimuose, įtakoti rinkimus, įtakoti rezultatus, o vietiniams gyventojams su ta valdžia reikės gyventi. Tai čia yra, taip, mitai. Tai yra, ką gali užsienyje gyvenantis asmuo, kur jie gali balsuoti. Dažnai manęs ne tik tais Lietuvoje, bet ir užsienyje kartais gyvenantis ilgiau sako, aš nenoriu balsuoti, aš nenoriu spręsti, rinkti valdžią Lietuvoje. Bet iš tikrųjų, ką mes darom? Tai yra, mes balsuojame referendume, būtent dėl tos pilietybės išsaugojimo, kuris mums yra aktualus, plus prezidentų rinkimuose, o Seime renkam vieną pasaulio lietuvių apygardos atstovą. Tai yra vieną iš visų 141, kuris būtent rūpinasi pasaulio lietuvių interesais. Tai aišku, dabar padarytas toksai pakeitimas, kad jeigu lietuviai balsuos aktyviau, tai galim turėti iki trijų tų atstovų. Bet, valdžios nerenkama. Tai tas yra mitas ir savivaldos rinkimuose irgi negalim dalyvauti. Tai užsienio gyventojas, jisai negali dalyvauti ir tikrai vietinės valdžios nerenka. Mano sūnus rašo, 2012 metais Vokietijoje turi vokišką pasą. Darysim dar lietuvišką pasą, ar jis ateityje turės rinktis vieną iš pilietybių. Čia 2012 matyt gimęs. Dabar nebeatsimenu tiksliai įstatymą, nes ten iki kažkelintų metų reikia pateikti prašymą tiesiog, bet esmė tame, kad netgi dabar be referendumo, jeigu vaikas turėjo teisę, tai tą Vokietijos pilietybę gavo gimimu, tai jisai turi tarsi nepraranda ir Lietuvos pilietybės, bet kaip suprantu iš klausimo, kad dabar nėra susitvarkę tos pilietybės,
Tai tą galima iki 18 metų padaryti, bet dabar net neseniai pakeitimas, kad jeigu praleido 18 metų, tai jau suaugęs asmuo, jeigu jisai turėjo tą teisę gimimu, tai jisai gali pateikti prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės. Ir, tarkim, galbūt tėvai galvoja, jam nereikės, o jisai suaugo ir sako, aš noriu būti ir Lietuvos Respublikos pilietis, nes man priklauso. Ir tada pagal tą išimtį, net dabartinę, čia net su referendumu nesusiję, tai jisai jau gali turėti tas kelias pilietybės. Tai vat. Ir lygtais atsakymai iš čia baigti. Taip. Tada matau klausimį čate. Taip, ta prasme, jei priešininkas neužsiregistruos balsavimo užsienyje, tai jis nebus įtrauktas į rinkėjų sąrašą ir sąlyginai pakels mums procentą. Taip, taip, jeigu priešininkai neužsiregistruos užsienyje gyvenantis priešininkas, tai mums bus geriau, nes jisai tada skaitomas, kad laimėjom 2 balus, nes kartelė nepadidėjo ir negavom neigiamo balo. Bet lygiai taip pat, net jeigu užsiregistruojate balsuoti, tai užsiregistruojate ir netvykstate arba negauna ambasada jūsų laiško arba neišsiunčiate, tada traktuojama kaip -2 balsai, nes kartelė padidėjo ir negavo atsakymą. Tai toks, taip. Ir matau, klausimų nėra, bet gal norėtumėt kažkas užduoti dar iš čia esančių. Aš taip bendrai norėčiau tokį klausimą, Aurelija, užduoti. Vis dėlto ir, kaip sakoma, sugrįžtant prie iniciatyvos viso šito mūsų šiandien susitikimo, nuo ko jis prasidėjo, tai šis referendumas, kažkaip tie skaičiai kaip ir liūdnesni yra. Ar jūs nagrinėjot, dėl ko žmonės mažiau užsiregistruoja? Ar liūdnesni, tai negalim pasakyti, dėl to, kad praeitą kartą, praeitą referendumą 2019 metų, tai tas registracija buvo paleista gana anksti prieš rinkimus. Tai tiesiog buvo, o dabar yra tas didesnis tarpas ir jau galima sakyti, aš dabar kai kurios šalys jau pasiekė 50% 2019 metų rinkimų, o dar liko visas mėnesis ir dar plus po to, kai paštas baigsis registracija, dar liks kai kuriom šalim 1,5 mėnesio, kai kuriom 1 mėnesis, būtent registracijai balsuoti ambasadoje. Kodėl dabar nerekomenduoju registruotis ambasadoje, arba, tarsi, jeigu jūs tikrai norite balsuoti ambasadoje, tai galbūt netgi geriau nueiti tenais į vietą arba tą pačią dieną užsiregistruokit, stovėdami eilėj, tarkim, nes jūs tikrai žinosite, kad jūs pateksit į tą ambasadą. Nes kitu atveju, jeigu kažkas atsitiks, tai bus tada kaip -2 balsai prieš, tarkim. Nes tada jūs, jeigu užsiregistruosit, bet neateisit, ir tada, vadinasi, kartelė padidės ir negaus balsą. Tai vat. Na, aš irgi dar tikiuosi, kad kas nors dar turės klausimų. Labas. Aš visą laiką su klausimais, aha. Gerai. Pirmiausiai, tai ačiū labai, kad jūs vis dar rodot iniciatyvas ir vis dar skambat, nes jeigu nutilsit, nieko ir neturėsim. O motivacija buvo tai, kad Asta pamatysiu, vat. Ačiū. Šiaip tai mano šeimoje jau priaugo dar 3 balsuotojai, jie visi yra už ir manau, kad visi čia žiūrintys yra irgi už. Todėl, kad prisijungia dažniausiai tie, kurie ir taip yra už.
O tie, kurie prieš ir taip sėdi ir nieko nedaro. Nu, mes skleidėm visur, ir Lietuvoje, ir aš tikėjausi, kad gausiu ir tų priešininkų, bet kažkaip neprisijungė. Tai jie dažniausiai ir nesijungia. Jo, televizijoje žiūriu irgi dabar debatai prasidėjo jau antroji savaitė. Tai biški praeitą kartą tokia labai silpna buvo ta pusė, kuri buvo už. Ten biški trūko jiems argumentų. Bet ta, kur buvo prieš, tai aš jau niekad gyvenime nepamatęs, taip kad ten irgi ne argumentai, taip sakant. Pakomentuoti kai kurie dalykus, nu, tarkim, ko aš dabar užmiršau gal pasakyti, tarkim, mes sulaukiam tokių klausimų, kaip dėl Lenkijos, ten, nežinau, žemių atėmimo Vilnius ir taip toliau. Nu, tokių, vat, yra tokių komentarų, kad Lenkijos piliečiai labai jau laukia. Tai net ne piliečiai, o lietuviai su Lenkijoje laukia, kad vat, galėtų turėti kelias ir tada atims Vilnių. Nu, čia toksai dabartinis tų priešininkų yra. Tai visų pirma, tai kaip ir sakiau, kad dabartiniai įstatymai jau turi galimybę turėti kelias pilietybės, tai tie patys Lenkijos piliečiai, jau vaikai ir jau tikrai užaugę galėtų. O kitas dalykas, tam, kad kažką pakeisti, nu, turi būti arba Seimo nariu, arba prezidentu. O turint kelias pilietybės, negali neiti nei prezidento, nei būti Seimo nariu. Tai yra, jeigu tu norėsi būti, tarkim, mes turim, jeigu aš įgyčiau kelias pilietybės jau kaip po referendumo ir norėčiau būti Seimo nariu, aš turėčiau atsisakyti kitos šalies pilietybės. Tai žodžiu, yra tam tikri apsaugos, kur tikrai kelių šalių pilietybės neina į aukščiausią valdžią. Tai taip, aš viską suprantu, man labai šaunu, aš sveikinu tą iniciatyvą, aš klausimų kaip ir neturiu, bet tik tai noriu visiems palinkėti sėkmės, kad pavyktų, nes, nu, tikrai buvo truputėlį gaila praeit kartą, kai nepavyko. Aš vis dar turiu tą lietuvišką ir man tos norvegiškos kaip ir nereikia, bet yra žmonių, kuriems tai, nu, tikrai būtina ir padėtų gyvenime taip. Ir be to niekad nežinai, kaip kas pasisuks. Pavyzdžiui, jeigu turim tokie amerikiečiai, kurie gali turėti ir savo, ir daugelių kitų šalių pilietybės, jie visi didžiuojasi tą Ameriką ir jiems yra gerai. Tai lygiai taip pat ir jeigu lietuvis turės dar ir kitos šalies pilietybę, jis vis didžiuosis tą Lietuvą. Ir tai nieko nekeis, tik tai gal palengvinsim ten buitį ar kažkur tai. Bet susidūriau, jo dabar darbe savo susidūriau. Aš esu gręžėjas, pirmą kartą Norvegijoje išgirdau tokį dalyką ir buvo labai keista. Ir buvo objektas, gręžti reikėjo pamatams tenais ir kariniam dalinį. Ir būtent todėl, kad neturiu pilietybės, aš šitą objektą pakliūti negaliu. Tai vat buvo labai keista, bet aš, kadangi mūsų firma yra tokia labai internacionalinė, tai aš tada to pačio šefo ir paklausiau, kažin, o kas gali? Nes tų norvegų būti toj firmoje, tai labai mažai yra. Nu, bet čia yra tik tarp kitko, čia iš vis nesminis mano gyvenime dalykas, esminis dalykas, tai kad aš tikrai esu už Lietuvą ir turėdamas antrą pilietybę, aš vis vien būsiu už tą Lietuvą, taip kad čia tik tai padėjimas kažkam tai. Tie klausimai dėl karo atveju, tarkim, yra ir taip toliau, tai mes turim labai gerą, nu kaip čia gerą, sakysiu, liūdna, aišku, tą pavyzdį dabartinio karo Ukrainoje, bet Ukrainos būtent atvejais rodo, kad nepriklausomai tu turi Ukrainos pilietybę ar neturi Ukrainos pilietybę, visokių yra. Tie, kurie bėga iš Ukrainos, tie, kurie atvyksta, labai daug žmonių iš užsienio atvyko ginti Ukrainos, taip pat ir tie, kurie net neturėjo Ukrainos pilietybės, eina ir gina ir kovoja. Tai tas klausimas dėl tos karo prievolės, tai nėra toks, nu, kertinis, plius, jeigu bus atimta, nu, tarsi praras pilietybę Lietuvos Respublikos, tai jisai negalės būti pašauktas ginti. Taip, tai... Aš mačiau, kad Greta kėlė ranką, jeigu Gintautai, jeigu tu baigėjai, tai... Mačiau, kad Greta kėlė ranką ir Greta... Man atrodo, ten plojo, man atrodo, Greta. Plojo. Bet jeigu turi klausimų, tai tada labas, Greta. Labą dieną, labą dieną.
Ne, tik tai plojau taip čia ir pasisakyti, tai labai trumpai, jeigu galiu, tik pasisakysiu, kad labai šaunu, kad tokios iniciatyvos vyksta ir aš manau, 19 metais, kiek aš atsimenu, aš dalyvavau tose pačiose iniciatyvose ir skatinu, kad visus taip jungtis ir daryti tuos zoomus, daryti visus pokalbius gyvai, plačiai, kuo daugiau skleisti tą žinią, nes, kaip tu sakai, dabar pasijungia tie visi, kurie, kaip sako, bet kaip pajungti tuos visus, kur nežinančius ir gal neapsisprendusius, arba čia galvoja, kad čia netaip svarbu. Tai va čia yra tas sklaidos procesas dabar, kuris yra labai svarbus ir darykim, ką galim, kad tai įvyktų, nes 19 metais pasiekėm tuos sakykime, skaičius žmonių, kuriuos turim dabar bent jau pasiekti ir tikiuosi pralenksim, nes mums reikia teigiamo balsavimo. Ir tikrai su teigiamu sakau ačiū tau, Aurelija, už viską. Dirbkim toliau, dirbkim kartu ir aš tikrai jungiuosi į komandą, visada palaikysiu. Taip, aš dar gal šiek tiek, nenoriu visai apginti tos priešingus, bet pasakysiu, kad žmonės dažniausiai yra nusiteikę prieš, tik tais dėl to, kad, nežino tam tikrų niuansų, bijo, nežinau, kažko, tikrai labai daug žmonių tiesiog abejoja, nes nežino visų atsakymų. Tai šiais susitikimais mes norėtumėm tiesiog atsakyti į tos klausimus, kurie yra tikrai labai paprasti ir ko aš dar neparodžiau, tai yra dažniausiai užduodamų klausimų sąrašas, tai visi tie klausimai, kurie dažniausiai mes ir gaunam, tai jie jau yra surašyti, referendumas 2024.lt ir jau kai, tarkim, jeigu aš neturiu laiko pati atsakyti, sakau, kad ten yra tie visi atsakymai ir taip pat būna ten klausimų dėl mokesčių, tai yra netgi atskiras straipsnis paruoštas, kaip ten tie mokesčiai yra skaičiuojami ir tikrai tas mokesčių mokėjimas nepriklauso nuo pilietybės, o tiesiogiai nuo darbo. Tai yra, pavyzdžiui, aš netgi būdama iš užsienyje, aš moku Lietuvoje mokesčius, nes aš dirbu tenai. Tai tas nėra, kaip čia kartais būna nuomonės, kad jeigu gyveni, tai ir čia turi mokesčius mokėti ir tada turėtum pilietybę, bet aš galiu mokesčius mokėti negyvendama Lietuvoje. Ir galbūt turėti verslą, galbūt turėti, sukurti darbo jėgas ir panašiai. Tai tas pagrindas, kad būti prirakintas toje teritorijoje, tai dar nereiškia, kad visiškai nesusijęs su ta pilietybė. Aurelija, mes nebereikalo ir pavadinimą šito renginio pasirinkom tokį, koks jis yra, būtent orientuojantis į tuos, kurie neprisiregistravo, kas trukdo prisiregistruoti. Taip. Tai jeigu pasakyčiau dėl to, kas trukdo, kadangi aš jau 150 žmonių apklausiau savo, dar einu per sąrašą, tai įdomi ten tokia statistika, tai pavyzdžiui, bent vienas iš 50 atsiranda, kuris nežino, kad bus sprendžiamas jam aktualus klausimas. Tai arba būtent tas pats mitas dėl renkų valdžią Lietuvai, nors jisai nieko nerenka, mes apskritai, tada aš netgi paaiškinu, kad Seimo rinkimuose mes renkame pasaulio lietuvių apygardos atstovą. Vieną atstovą rinksime, kuris mums padės galbūt pakeisti, pagerinti tam tikras konsulinės paslaugas ir panašiai, kurios jam reikalingos. Tai tada pakalbėjus taip, tada, tai gerai, užsiregistruosiu. Tai toks būna, bet bent jau mano burbulė, tai toksai tik tai 1 iš 50, o kiti būna labai dažnai nežino, kur bus tuo metu. Norėjau dar šitą pakalbėti, tai kartais, kai nežino, kur bus, tarkim, referendumo dieną, tai jeigu galite paštu balsuoti, nors esate tame mieste, kur yra ambasada, tai jau geriau tada paštu ir išsiųsite anksčiau, mėnesį prieš, pavyzdžiui, ne? Ir tada jau tą dieną, gegužės 12 dieną, būsite ramus. O jeigu, tarkim, yra toksai, kartais kai kurie žmonės išvyksta į Lietuvą, arba šiaip keliaujantis, yra tokių, mano drauguose yra, kurie tiesiog nežino, kurioje net šalyje bus.
Tai tuomet jau tie, kurie nežino visai, kurioje šalyje bus, tai geriausiai jiem nesiregistruoti, o jau tada jau atvykti tiesiai į ambasadą ir konsulatą. Ir tada tuo metu jį užregistruos. O tie, kurie, tarkim, svarsto, ar bus Lietuvoje, tai net jeigu jie užsiregistruos balsuoti paštu, jie atvykę į Lietuvą galės nueiti tiesiogiai į Lietuvoje, tik reikės vis tiek parašyti prašymą, kad būtų įtraukti į rinkėjų sąrašus Lietuvoje. Ir tas prašymas yra randamas VLK puslapyje. Tai va, tai tiek. Tai sveika, Giedrė, Saulė, čia taip, iš Naujosios Zelandijos, va. Na, tikrai čia buvo tavo puikiai idėja, kad ne tik Vokietijoje likome, bet ir už jos ribų pasiūlė išeiti ryčiom, kad atvirai buvo, nes tikrai kitose šalyse, va Norvegija, pavyzdžiui, irgi smagu pamatyti. Tai tikiuosi, kad mes gal taip parašė. Taip, o jeigu nėra ambasados, neveikia mano mikrofonas. Gerai. Tai jeigu nėra ambasados, tai paštu, tik paštu. Tai paštas, tai jūsų Naujojoje Zelandijoje, ten, man atrodo, baigsis registracija pati anksčiausiai, bet dabar ir nežino, kur bus. Svarbiausia, kad jeigu Lietuvoje bus, tarsi nežino, ar bus Naujojoje Zelandijoje, ar Lietuvoje, tai nesvarbu, galima paštu balsuoti, bet tada jau atvykę į Lietuvą, tarkim, jeigu negaunat, išvyksit mėnesį prieš, ne? Tai jeigu negaunat, tai būtinai užsiregistruokit Lietuvoje į rinkėjų sąrašus, tada bus anuliuojama registracija užsienyje ir tiesiog prabalsuosit Lietuvoje. Taip. Tai tikriausiai dabar, jeigu irgi nebus klausimų, bet šituo įrašu paraginsim, kadangi tu darai įrašą, paraginsim visus ir dalintis tuo įrašu tiek kitose apylinkėse, bendruomenėse, visose šalyse, nes tikrai daug paprastų klausimų yra atsakyta ir paaiškinimų ir viena priežastis nebalsuoti, tai turbūt tik tai yra tinginystė. Neprisiregistruoti. Kitų daugiau nėra. Taip. Aš esu linkusi, atsakyti klausimus visiems dvejojantiems ir visiems galbūt dabar nusistačiusiam prieš, nes dažniausiai, kaip ir sakau, visą laiką būna tie nusistatę prieš dėl nežinomybės, dėl tos, kaip ir sakiau, kad tos savokų neteisingų vartojimų, kai kurie politikai, ar manau, kad netgi keičia, naudoja tas bendresnės savokas, kad galėtų suklaidinti tą rinkėją. Bet arba iš įpročio būna, nebūtinai taip. Tiesiog kartais įaugusi tą savoką, bet kaip matėm, pakeitimai yra ne juoda ir balta, neduosim, o ten yra tikrai daug išimčių. Ir tada reikia tiesiog suprasti tas išimtis ir visas, tie, kurie abejoja. Bet svarbiausia, tai, aš taip pasakysiu, referendumas tai yra mūsų Lietuvos piliečių išsaugomas ir išsaugokim kuo daugiau lietuvių pasaulyje. Tai nesvarbu, ar jam reikia tos kitos pilietybės. Dauguma užsienio lietuvių net tikrai neprašys kitos šalies pilietybės, bet tiesiog bus galimybė, kad jam kažkada prireikus arba netgi Lietuvoje gyvenantis visą gyvenimą ir tada jau persikraustęs jau po 10 metų, tai tada neatsidurs tokioje pačioje situacijoje, kaip mes dabar. Saulė dar parašė, pas mus buvo toks komentaras, kad mūsų per mažai, pavyzdžiui, Zelandijoje, jog pakeistume balą ir todėl nėra motyvacijos net balsuoti. Aha. Šiaip tai aš dabar pasižiūrėsiu, Zelandijos, man atrodo, visai gera registracijos. Palaukit, aš turiu visą sąrašą dabar, kiek ir ko prisiregistravo. 20%, tai dabar užsiregistravę Naujosios Zelandijos, tai iš visų gyvenančių tenais. Tai palyginus su kitom šalim, tai jinai, galima sakyti, pirmauja.
Bet aišku, kiekvienas balsas yra lemiamas, aš taip pasakysiu, nes mums pritrūko visgi tik tais 250 tūkstančių balsų už, kad galėtumėm laimėti 2019 metais. Čia gal tik tai norėčiau padrasinti zelandiečius, kad tai ir yra, kai žmogus, būtent pats žmogus gali keisti viską. Vienas žmogus lemia daug ką. Čia ir yra šitas. Čia neturi būti milijonai Zelandijoje, kad pakeist kokį nors įstatymą. Čia reikia tik vieno žmogaus. Kiekvienas gali keisti dabar. Paskui jau nebebus kaip. Taip, teisinga pastaba, kad trečio referendumo tai tikrai nebus. tai tam, kam tikrai kas pritarė, kam nereikia tos pilietybės, tos kitos, bet pritarė, tai tiesiog einat, registruojatės, kad būtų pakeista, nes trečio kartą tikrai nebus. Tai čia garantuotai. Jeigu ir bus, tai gal po labai daug metų, bet tikrai... Greta labai gražiai parašė. Yra svarbu, kad mes būtume vieningi, kad mums rūpėtų ir parodydame, kad tai mums rūpi ir mes sprendžiame. Mums rūpimus klausimus. Taip, Greta, tikrai. Bet ir dėl to ir yra tos iniciatyvos, kad susitinkam, palaikom ir raginam kitus aktyviai. Taip, mes tiesiog turime išsaugoti piliečius. Jeigu man nereikia to pakeitimo, tai kitam žmogui galbūt reikia. Ir tai yra begalė priežasčių, emocinis prisitaikymas. Tikrai negalim žinoti visų tų priežasčių ir tiesiog būkim vieningi ir su didelė Lietuva. Tai va. Ir ypač dabar, man atrodo, aktuali politika irgi rodo, kaip yra svarbu, pačiai Lietuvai, kaip yra svarbu turėti, išsaugoti savo piliečius, neprarasti, būtent duodant galimybę turėti Lietuvos pilietybę ir turėti kitą pilietybę. Taip, nes esmė ir yra, kad tas pilietis jau buvo Lietuvos Respublikos pilietis, ne atvirkščiai, o jau yra. Tai tiesiog, kad jisai išliktų. Ir ypač toks paradoksas būna, kad būtent Lietuvoje gyvenantis, Lietuvoje gimęs, būtent jis neturi tos teisės išlaikyti savo Lietuvos Respublikos pilietybės. Bet, pavyzdžiui, mano vaikai, mano anūkai ir visa kita karta, jie turės pagal jau dabar galiojančias išimtis, galės turėti kelias pilietybės. Va, Jurgita rašo, daug abejingų piliečių. Šiais metais mano dukra praras Lietuvos pilietybę dėl kitų tingumo. Ir, apmaudu, bet, kaip ir minėjau, dėl to turbūt ar ne viską ir darom ir gimsta tos iniciatyvos, kad kuo daugiau žmonių paliesti, kad kuo mažiau tų tinginių būtų. Suvokimo ir supratimo, kad būtų dėl ko. Tau priklauso tikriausiai dukra jau pilnametė ir neturėjo teisės. Taip, nes iki pilnametystės, jeigu priimtų, tai jau dabar pagal įstatymą pilietybės gali išlaikyti ir Lietuvos pilietybę. Tai tiesiog, kadangi nematau komentarę, kiek metų dukrai, tai tiesiog norėjau pabrėžti, kad jeigu iki pilnametystės priimtų, tai tada gali išlaikyti. Ir plus, jeigu turėjo teisę gimimų gauti. Taip. Tai ačiū labai visiems, matyt, klausimų nebėra. Ir taip, pilnametė, teisininkė Italija. Taip, tai tada taip. Ačiū, Aurelija, kad taip spontaniškai taip sugalvojom vėlai vakare per porą dienų. Aš galvoju, kad gal galim pakartoti tos visus dalykus. Va ir Elena Vaisiūnaitė. Sveika, Elena. Malonu iš tikrųjų pamatyti jūs visus. Tikrai smagu. Sveiki. Aš tai linkiu neprarasti vilties, labai tikiu, kad padaugės. Dar mes, manau, su registravimusi esam tik tai įsibėgėję. Šiandien sukūriau naują grupę Norvegijos Hadeland regione ir gims matyt nauja lietuvių bendruomenė.
Ir kas labai džiugu, kad jau šiandien daugiau nei 40 žmonių išgirdo arba dar kartą išgirdo apie referendumą. Tai tuo labai labai džiaugiuosi. Ir tokių naujų bendruomenių reikia. Norvegija labai didelė ir aš suprantu, kad Hadeland lietuvių bendruomenė, kuri kūrėsi dabar, galbūt susikurs nauja ta bendruomenė, žmonėms reikia žinoti ir jie sako, ačiū už tai, kad jūs informuojat. Tai kuo daugiau tokių renginių, kuo daugiau tokių iniciatyvų, mes esam lygiai tie patys lietuviai, kurie turim turėti tai, ką įgyjom gimdami Lietuvoje ir tikrai stenkimės, kad neprarastume savo pilietybės, o išsaugotume ją įgydami kitos draugiškos šalies pilietybę. Linkėjimai visiems, labai smagu matyti. Ačiū, Aurelija. Ačiū, Elena. Tikiuosi atsakiau visus klausimus, o jeigu nesakys, kažko sugalvosit, parašykit man. Kai kitą kartą mus nemiga vėl kankins Aurelija, vakare vėl sugalvosim. Tai va, Vilma rašo, kad ačiū Aurelija už tavo pastangas, bet noriu pasakyti, kad reikia šviesti Lietuvoje žmonės, nes LRT TV referendų agitacijų laida oponentai nepadeda, o labai nekompetentingai agituoja prieš. Na taip, deja, tose laidose, aš kaip iš mano pusės trūksta lietuvių iš diasporos. Nes taip gaunasi, kad LRT laidose, dabartiniuose, kur buvo, komunikuoja tie gyvenantys Lietuvoje apie situacijas, kurie dažniausiai ištinka užsienį ir liktais tokie teisėjai, duot, neduot. Tai nors to, kaip čia, kaltininko nėra. Tai ar kaip čia, nuosprendį priėmus. Tai čia tik šaržuoju, aišku, bet tikrai turėtų būti tose laidose ir diaspora atstovaujantis asmuo. Tai kuris tikrai gyvena tuo ir žino to, aišku, ir ne visi diasporoje žino, nes turim tų klausimų dėl vaikų, kai kurie vis dar galvoja, kad tarkim, 18 metų jau turi pasirinkti kitą pilietybės, jeigu, tarkim, kelias, jau senai šitas pakeistas ir visi vaikai, kurie kitą pilietybę gavę iki 18 metų, jie gali išlaikyti Lietuvos iki gyvenimo pabaigos, nebent referendume, kaip matėt pataisas konstitucijos įstatymą, jeigu jį priims, tai bus apribojamos tos nedraugiškų šalių, kad 24 metų jie turės pasirinkti. Tai nebent tų nedraugiškų šalių bus apribojama. Bet čia tik tais yra projektas ir bus, aišku, tas projektas svarstomas tada, jeigu tik tais konstitucijos tas 12 straipsnis bus patvirtintas pakeitimas. Taip, tai va, ir Saulė rašo, tau reikia Aurelija atstovauti TV, tikrai norėčiau, bet žiūrėsim, kaip ten su Lietuvoje ir ten yra tas sąrašas, tai pabandysim, gal pavyks kur nors patekti. Tai va. Rašo, būtinai siųskite ne tik įrašą, bet ir darykite periodinius tokius pasikalbėjimus. Tai smagu, kad pasitvirtino. Taip, tai iš tikrųjų tai galim padaryti, taip, tegu jungiasi visi kiti, tos pačius klausimus pereisim, matyt, bet vis tiek galim daryti, galim transliacijas daryti. Mat dabar galbūt ne tiek bijosi tos transliacijose gyvai, nes nežinojau, ko laukti, bet kažkaip taip matau ramiai. Tai vat. Ir iš tikrųjų šį kartą darė Vokietijos lietuvių bendruomenę, atstovauju kitą kartą gali ir Norvegija, ir Italija, ir kaip manau, kad gali ir keliauti šitą idėją, ar ne? Taip. Tai ypač jeigu jūs darote savo bendruomenėje, tai kažkaip labiau susibūrė žmonės, negu taip, jeigu PLB paskelbtų, pavyzdžiui, ne? Taip labiau jie. Tai aišku, mes čia labai greitai paskelbėm prieš 2 dienas, tai galbūt tik dėl to, nors... Tai buvo paskutinės nakties projektas, kaip sako. Bet dabar turime prašymą, kreipės logotipą, tik bendruomenės reikės pakeisti ir galima eiti. Bet labai tikrai taip gimė. Ačiū labai Astai už iniciatyvą, o tiesa gimė tokia idėja, nes aš Astas paklausiau, ar jinai užsiregistravo balsą. Tai klausimas,
tau, ar dar jau, nes neatsakė, bet Sakau, o tu man pasakyk, kodėl aš turiu užsiregistruoti. Sakau, tu mane įtikink, kodėl aš turiu užsiregistruoti. Ir nuo to prasidėjo, aš sakau, darom sumą, kviečiam kitus, vat būtent ir tas pavadinimas taip gimė. Kas man trukdo užsiregistruoti, kad tuos visus paneigti ir įtikinti. Tai va, įtikinai Aurelija dabar, įtikinai. Taip, iš tikrųjų, tai jau kas jau tikrai tingi, gali skambinti tuo numeriu, registruoti. Bet sakė, labai nesinaudokit tuo. Tai va, tiesiog tokia irgi galimybė yra, telefonu paskambinti ir užregistruoti, bet geriau patys, nes tikrai 3 minutės ir lengva. Ir nebijokit ir nelaukit paskutinės minutės, nes skaičių reikia siekti didelių ir mes nuo to, kiek jau dabar užsiregistravę, galim matyti, ar mums reikia daugiau reklamos, ar mums reikia daugiau, daugiau komunikuoti ir kokiose šalyse, nes kol jūs tempėt iki galo, neaišku, ar yra gera strategija, ten tarkim, ką mes darėm, mes negalim pavertinti labai. Irgi svarbus aspektas, nes dabar, man kaip iš tiesų ir vienodai, jeigu ne šiandien, tai rytoj viskas, bet kaip žinai, kad yra tas svarbu būtent tiem reklaminiam dalykam, kad matytų, kad žinotų, kuria linkme eiti, tai vėlgi yra dar viena priežastis. Ir dar kita priežastis yra Seimo rinkimai, jeigu bus aktyvus balsavimas, nes dabar gali ne tik tai prezidento referendumo rinkimai, bet ir Seimo rinkimus iš karto užsiregistruoti, kuo daugiau užsiregistruos ir tuo balsuos, tai mes galim turėti iki 3 Seimo narių Seime, o jeigu mes nesurinksim minimalaus, mes galim jo ir nebeturėti. Tai va, tai čia toks dar dalykas, dėl ko reikia eiti ir balsuoti ir registruotis, kad būtent tas žmogus atstovautų ir būtent užsienio lietuvių interesus, o ne kažkoks tai, nežinau, kaip buvo anksčiau, buvo Vilniaus apygardoje, tarkim, kuris tikrai, matyt, nelabai domisi užsienio lietuviais. Taip, o kas dabar atstovauja užsienio lietuvių interesus Seime, tai dabar atstovauja Aušrinė Armonaitė. Tai va, tai yra dabar atstovė, bet kartu taip pat turim, kartu su mūsų, tarkim, balsais pateko į Seimą ir Dalia Asanavičiūtė, kuri irgi taip pat dabar prisideda prie visko ir daug prisidėjo prie lituanistinio švietimo finansavimo. Tai yra gerai, va, balsuoti ir tam, kad galėtumėm turėti irgi kažko geresnio čia užsienyje. Taip. Tai va, gal Aušrinė reikėtų savo nuomonę. Jinai yra tikrai už ir tikrai agituoja ir straipsnių jinai neseniai, gal prieš savaitę, kad būtent už didesnę Lietuvą ir kad mes neturim prabangos tiesiog atsisakyti savo Lietuvos piliečių. Tai jos tokia irgi yra nuomonė ir jinai yra viena iš iniciatyvų referendumo. Abidvi labai ir Asanavičiūtė labai aktyviai, turėčiau pasakyti, tikrai labai aktyviai ir Armonaitė aktyviai sako, bet ir yra svarbu, tikrai svarbu. Taip, tai ačiū jums labai, ačiū visiems, kam rūpi ir būtinai kontaktuokit, žinokit, kontaktuokit visais kontaktais, netgi jeigu žmogus dirba ambasadoj. Man žinokit, aš abejojau, ar kontaktuoti, bet pakontaktavus įdomių dalykų sužinojau ir kad negalėjau užsiregistruoti, nes tarkim, toj ambasadoje Pietų Korėjoje buvo pasikeitęs adresas, bet jisai nenori užsiregistruoti, kol sistemoje nepakeista. Tai su manim sukontaktavusi, aš supratau, tai parašiau PRK ir greitai pakeitė. Tai va, tai nors abejojau, galvojau, kad visi, tai bet žinokit, kontaktuoti visais kontaktais nesvarbu. Taip. Tai yra tokia tvarka, į Seimo gali, į Pasaulio lietuvių apygardą gali siūlyti partiją kandidatą, arba gali pats išsikelti
Bet jeigu norės pats išsikelti kažkoks, tai, ką žinau, gal diasporos žmogus, kuris norės išsikelti, tai tam, kad jisai galėtų būti, tai jam reikės surinkti parašus. Tai tik tiek. Ir gali visiškai nuo partijos nepriklausantis asmuo eiti į tą pasaulio lietuvių apygardą kaip kandidatas. Klausimas, kiek tų parašų reikia? Nepaklausiau, gal tiek, kiek prezidentui, kiek ten sakė, 20 000 buvo reikėjo, ne? Nežinau, žinokit, bet sakė, kad gal bus tada sudėtinga, nes gal ne visi turi, ten jau prisijungimo priemonės reikės, arba visi turi siūsti, matyti, tos popierinius paštu, bet prisijungimo priemonių irgi galima įsigyti per vieną dieną ir turiu atskirą tam video, bet ne problema būtų, bet nežinau, kas čia bus. Taip, dar matau klausimus, jeigu kyla kokių problemų, kontaktuokite tiek ambasadas, konsulatai, tiek VRK greitai atsako, pakonsultuoja. Taip, matau iš Čikagos, tikrai taip, čia galbūt iš ambasados jau atrašė. Bet tikrai padeda žmonės ir kontaktuokit ir su manim galite paklausti kažko arba, žodžiu, tikrai. Pas mus lyja Norvegijoje, reikia lietsargių. Tai čia į tą komentarą buvo. Ačiū labai ir tikrai jau dabar jau nebevarginsiu, jau vakaras ir tai viso. Ačiū Aurelija, ačiū visiems kitiems, kurie dalyvavo, smagu buvo pamatyti, išgirsti ir registruojamės ir raginam kitus registruotis. Taip, viso.